Pateiksiu šiandien antrąjį butą arba antrąją gyvenamąją erdvę tiem žmonėm, kurie retkarčiais atvyksta į sostinę, į Vilnių ir nori apsistoti ne viešbutį, o savo namuose. Apie tokį variantą daug kas iš jūsų, manau, taip pat yra pagalvoję. Kodėlgi neįsigijus, pavyzdžiui, nuo savo butuko Paryžiuje. Tad apsižvalgykime po antrąjį šeimos būstą. Šis namas tai naujos statybos daugiabutis Vilniaus centro pakraštyje, netoli centrinės autobusų stoties. Pastato fasadas dar šviežias, apdailos medžiagos tvarkingos, projektas paprastas ir neįmantrus. Mansardinėme šio namo aukšte yra butas, kurį jums pristatome ir jis tikrai pranoksta visus lūkesčius. Interjero autorė architektė Roma Dainelienė čia sugebėjo sugriauti visus ekonominio daugiabučio stereotipus. Ypatingą nuotaiką ir elegantiškos erdvės įspūdį sukuria subtili spalvų pastelė, faktūrų bei raštų derinys, stilingi baldai ir išskirtinės interjero detalės. Kiekvienas objektas čia kruopščiai apgalvotas, stengiantis sutaupyti erdves ir tuo pačiu sukurti stilingą aplinką. Jaukus ir stilingas, plus patogus ir praktiškas, taip šį butą ir pavadinčiau. Kasgi beldžiasi duris, toj kažkas atidarys. O čia, va, ji. Karina, labas. Labas, Karina. Malonu matyti. Bučkis. Va, visada smagu, čia svetimas moteris. Klausyk, sveika atvykus į namus, kurie galėtų būti skirti ir jūsų, kartu su Skambinu, kartu su Majum, reiškia, apsilankymams Vilniuje, nes dabar esi kur, Kaune? Dabar Kaune. Nu va, bet Vilniuje vis tiek būni kas antrą dieną. Taip, būnu ir projektai, visa kita. Butas šis skirtas būtent tokiems apsilankymams Vilniuje. Butas skirtas nuomai. Prašom apsidairyti, jis yra gražus ir išskirtinis. Užeikime, pradžiai turbūt, kad iš prieškambario iškart į svetainę. Kondicionierius. Kondicionierius iš karto, tai kondicionierius. Iš tikrųjų, kai ateina vasara, kada? Balandžio pabaigoje, ar ne? Tai jau pakankamai aktualus daiktas. Taip, iš tikrųjų tai taip. Aš šiaip tai mėgstu karštį ir šilumą, bet kartais reikia. Turi namuose? Turit kondicionierių? Ne. Ne, kažkaip pas mus mes gyvenam name ir pavyzdžiui, pirmam aukšte tai iš vis vėsoka būna netgi vasarą. Tai labai smagu, mes visą laiką kažkaip persikraustam tada į apačią. Žiemą tikiuosi ne. Žiemą atvirkščiai. O, tai čia pats geriausias variantas, kai vasara vėsu, žiemą šilta. Kaip apibūdintum šitą stilių, kurį dabar matai? Modernus, bet kartu su tokiais gal klasikiniais elementais. Bingo, žiūrėk. Čia taip? Profesionalė, galima vadinti modernią klasiką, iš tikrųjų, ar ne? Taip, čia kažkas tokio jau primenančio 18-19. Senovinius tokius, jo, senovinės formos, visokie tokie, nežinau kaip jie vadinasi. Man gražus tapetai, iš tikrųjų namuose yra kažkas, netgi tokie elementai panašus. Vienos sienos. Bet netgi, atsakyk, kažkaip, anksčiau viskas buvo tapetai. Ne, dabar kažkaip mėgsta turbūt derinti ne tik ir tapetai, ir viena siena gali būti ir šiaip nudažyta. Ar užtenka tavo erdvės? Aš čia vaikščiaučiau, užkliūčiau kur nors. Pasiskelčiau, nežinau, jei nekojote galvą turbūt.
iš tos aštrius kampus ir kažkaip visko čia daug. Man iš tikrųjų man per mažai vietos. Aš iš vis pripratus prie tokio galbūt minimalistinio iš jų stiliaus, kur, aišku, dar plus dėl to, kad vaikas yra, tai viskas yra slepiama ir labai labai mažai daiktų. Jūs vaikų kiek reikia erdvės? Taip, vaikas čia būtų labai pavojinga. Iš tikrųjų, stalas. Ir spalvų daug, man per daug netgi spalvų iš tikrųjų. Per daug spalvų? Nors, aišku, viskas čia kaip ir dera. Šitą labai madinga. Taip, taip. Ciklamenas, pažiūrėk. Šiaip gražu, lyg ir priderinta. Ne, viskas tvarkoj. Aišku, čia tokios atskiros erdvės, aš kaip matau, čia gali sėdėti kaip ir ilsėtis, ne? Ir vat, aš matau ir lempa, tas toršeras, ar kaip jis vadinasi. Stiklas, veidrodžiai. Oi, nepraktiška. Kiek reikėtų man valyti. Pati tvarkai savo namus? Šiaip taip, stengiuosi kažkaip pati. Kaip tau sujungta erdvė? Virtuvė su svetainė. Net nepastebėjau. Šiaip iš savo praktikos žinau, kad šiaip, aišku, patogu, labai smagu, kai virtuvėje stovi kažką gamini, galbūt to ten ir televizorius veikia, gali ir pabendrauti su svečiais, su šeima, bet iš kitos pusės mažoka virtuvė. Mažoka. Jo, iš savo patirties sakau, mažoka, jeigu su šeima gyvent, jeigu, tarkim, svečių daug ateina ir, aišku, kvapai. Neišvengiamai, jeigu kokią nors žuvį keptum. Tai... Iš tikrųjų labai praktinis, geras, racionalus pastebėjimas, nes net ir gartraukis, kuris čia taipogi yra įtaisytas. Nebent labai jau super kažkoks stiprus, bet... Jeigu tu renkiesi kažkokį daiktą, tu ką vertini labiau, grožį ar praktiškumą? Aišku, grožį. Tai aš iš tų, kur kartais stengiuosi kažkaip taip, kad būtų ir gražu, ir praktiška, bet ne visada gaunasi. Dar plus, aišku, ir kaina labai daug ką reiškia. Štai man brangių grindų. Iš kojos, spėk, iš kojos. Koks nors... Lietuviškas. Ąžuolas. Taip, balintas, neliguotas. O kas yra irgi anksčiau to kažkaip nedarydavo to, aš nematydavau. Dabar interjeruose labai gyva tai ir nežinau, kada čia prigijo. Pas mane patį yra, žinai, tai. Aš galiu pasakyti labai praktiška, labai gerai. Taip, nei plaukų, nei trupinių, žinai, viskas labai gerai, ilgai gali nevalyti. Norėčiau grindis pasimti. Grindis? Labai tikrai patiko. Balintas ąžuolas, geras, aha. Nejuda, niekas labai taip smagu. Šokiam gerai. Nu, ar slysta, ar neslysta? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va, labai dabar. Nu, gerai, žiūrėk, o, dar groja mano spalvotukai. Šiaip tai labai geras. Tinka, grindis ima. Šokiams tai liuks. Ir šitas kampelis galbūt būtent su užuolaida. Aišku, į mūsų namus tai galbūt ir netiktų, bet vat, man šiaip kaip toks vat, atskiras kampelis. Visas šitas sofas su liustruke, hiacintais visais ir šiandien dargi tą užuolaidą. Taip. Nu, man šiaip vat šitos spintutės. Indaujos? Indaujos. Gražios. Tiktų į namus pas mus. Štai, pagrindinis miegamasis. Nėra labai daug vietos, sutikim. Bet jau kam miegamajam daug vietos. Tau nereikia miegamajam daug vietos? Svarbiausia yra didžiausia lova, kad būtų. Čia lova kaip reikia. Miegamajam ir aišku langas labai smagu, kad didesnis langas, ne toks koks nors. Vaizdas pro langą, kiek svarbus tavo miegamajam? Nu čia gan aukštai. Čia visai neblogas. Žolytė, vaikai. Nu nėra taip labai jau blogai. Nėra? Nu, aš manau, viskas čia priderinta, viskas suderinta, bet man asmeniškai, man nepatinka toks. Savo aš nesidaryčiau. Kas nepatinka spalva? Nu, tie atspalviai, kad pastebėjau čia visur praktiškai, ne, dominuoja ta tokia vat rūža, rusva. Ciklamenas. Ciklamenas, jo. Nu, gal ir madingas, bet praeis laikas ir pasidarys nemadinga. Nežinau, man šitie atspalviai gal, nu, nebent patalynę galima, aišku, pakeisti kitokią. Šalia šito miegamojo, prašau, yra kitas miegamasis. Jeigu tas nepatiko.
atrodo mažas butelis, bet viskas taip labai kompaktiška, bet viskas jame yra. Kažkaip daugiau vietos, žinai, lova ne king size, žinai, dydžio ne ta karališkai, plus 2 atskiros, čia kažkaip man čia bent jau... Svečių. Jo, čia vadinkim svečių mėgamasis. Na, aš dar kartelį noriu pasakyti, kad šitas butas yra antras ar trečias šeimos butas, kurie ne visą laiką būna Vilniuje, gyvena ne Vilniuje ir atvažiuoja čia praleisti laisvalaikio. Tai toks pusiau viešbutinis variantas, jis visai nieko. Kas tavo galva čia tos erdvės suteikia? Nu, aš manau, aišku, kai viską sukuria, apgalvoja dizaineris, tai va taip ir gaunasi labai smagiai, viskas išnaudota, kiekviena vieta išnaudota. Manau, gal spalvos. Šviesios spalvos. Praplečia šiek tiek. Labai gražus setynas ir pažiūrėkit, jis žaidžia ant sienos. Nereikia televizoriaus netgi. O šiaip televizorius miegamajam? Ne, aš prieš ir neturiu ir kažkaip anksčiau senais laikais, tai gal dar būdavo tas televizorius, o dabar ne, jau miegamasis yra tam, kad pailsėt. Čia jau geriau, netgi spalviškai man gal labiau patinka negu anas. Aš jau supratau. Aš supratau, kad tu esi spalvų minimalistė. Juoda balta namie. Ne, aš spalvas tai mėgstu ir gan ryškės, bet namuose, name ateini kažkaip tu norisi to tokio. Pailsėt, nežinau, aš pailsiu tada. Neaplankėm dar vienos vietos, žinai. Svarbios vietos, nu kaip be jos. Labai svarbi vieta. Oi, veidrodis. Taip, vonioji veidrodis tai yra labai svarbu. Ir šviesa turi būti labai gera. O čia prisėsti labai gražus toks. Galima prisėsti ir čia, ir čia. O čia nelabai galima prisėsti. Čia nelabai, nes čia galima, jeigu ant šito dangčio, tai galima įsulaužyti. Šiaip jauku, tik tai vėl ta spalva. Ta spalva tau... Vienai dienai jinai gal gerai, bet visą laiką... Belieka vertinti šitos namus pagal mūsų visus kriterijus ir 10-baliai sistemoje, nuo balo iki 10. Pradėsim nuo vietos. Vieta mieste. Gal kokie 5. 5? Kodėl? Žinau, nei čia yra kažkokios gamtos, pavyzdžiui. Bet tas tokies rajonas yra kažkaip nelabai. 5 už vietą. Kitas kriterijus – projektas. Erdvių išdėstymas. Bute šiuo atveju. Manau, 10. Nes aš nesitikėjau, kad čia dar yra tiek kambarių ir matai, ir vienas miegamasis, kitas miegamasis dar vonia. Dar apsisukti galima ir dar daiktus pasidėti. Jeigu stalą patraukis, reikia pašokti galima. Pereikim prie interjero. Interjeras. Yra pliusų, yra minusų, kaip ir visur visada. Dabar čia sėdint, iš tikrųjų pamačiau, kad nors ir norėjau namo pasiimti, šitą indaują, vieną pasiimčiau, bet jos tokios sunkokos. Griozdelis toks, ar ne? Vietos reikia tokiam daiktui. Čia šiek tiek užgožia. Ir dar plus, jeigu mažas, nedidelis butelis, tai juoda spalva iš karto, aišku, jie dar labiau suvalgo. Patinka man šita dalis, dabar irgi vėl iš šitos pusės žiūrint, nes... Virtuvinis stalas. Taip, virtuvinis stalas, nes erdvė mažytė labai ir taip atskirta. Ir tas stalas su kėdėm tiesiog jo kažkaip atrodo netgi kaip ir nėra, neapkrauna. Toliau tik kad gal spalvos, ne visur. Man patinka, gal kokie 8. Ir medžiagos. 4. vertinimo kriterijus, medžiagos. Būtent, ne? Tai kas yra čia? Grindis superinės. Tikrai labai geras grindis. Santechnika. Santechnika. Dušas, lietaus dušas. 10. Kaip tokiam buteliui, mažam, viską suderinti, sudėlioti 10. Ir ar galėtų tai būti tavo super namais? Taip arba ne?
Antrais namais galėtų, pakeitus spalvas. Antrais namais, bet savo namo prie Kauno nekeistum. Ne. Na, tebūnie, antrais namais šis butas galėtų tapti. Labai smagu, belieka suskaičiuoti rezultatą. Šis objektas tikrai vertas kiekvieno balo, kuris skyrė laidos viešnia Karina. Tačiau vertinant šį butą reikia paminėti ir keletą savybių, kurių negalima nufilmuoti. Tai puikiai garso ir šilumos izoliacija. Tokia aplinkai sukurt puikiai tinka polistireninis putplastis. Jūsų dėmesiui naudinga informacija apie tai. Polistireninis putplastis yra viena iš geriausių ir populiariausių, plačiausiai vartojamų, efektyvių šilumą izoliuojančių medžiagų, tinkančių beveik visų pastatų šiltinimui. Tiek pastato išorėje, tiek pastato viduje, tiek pamatams, tiek išoriniams sienoms, stogams ir kitoms išorėje esančioms atitvaroms. Šita medžiaga yra labai efektyvi, gerai izoliuoja šilumą. Pavyzdžiui, 3 cm storio plokštė, jinai izoliuoja šilumą lygiai taip pat, kaip 51 cm storio plytų mūro siena. Tai čia tikrai yra didelis efektyvumas. Šitą polistireninį putplastį sukūrė vokiečiai daugiau negu prieš 50 metų ir jie vartoja šią medžiagą labai plačiai. Iki 80% vokiečių gyvenamųjų namų yra apšiltinta polistireniniu putplasčiu. Na, jeigu taip pažvelgus į pastatų šiltinimą polistireniniu putplasčiu, tai turiu pasakyti, kad reikia kokybiškai šiltinti, nes ir su pačia geriausia medžiaga galima sugadinti, galima broko pridaryti. Polistireninis putplastis turi būti kokybiškai priklijuotas prie apšiltinamo paviršiaus. Plokštės, kurios yra dedamos ant fasadų, turi būti palei kraštus suteptos klijais ir dar plokštės viduje turi būti mažiausiai 2 vietose padėta klijų ir kvalifikuotai, kokybiškai priklijuotos prie sienų, neturi būti jokių plyšių. Polistireninį putplastį neprapučia jokie vėjai. Dabar jau yra kreipiamas labai didelis dėmesys siekiant gauti, sutaupyti tos šilumos energijos į pastatų sandarumą. Tai su polistireniniu putplasčiu galima labai gerai išgauti tą pastatų sandarumą. Plokštės yra sandarios tos, pati polistireninį putplastį neprapučia vėjai, nepatenka drėgmė, neprasiskverbia jokie teršalai. Ir, tarp plokščių kraštų galima susidariusius plyšiukus kartais, ištrupėjusias vietas užtaisyti montažinėmis putomis ir tą šiltinimo sistemą galima išgauti labai sandarę ir tokiu atveju galima pasiekti patį geriausią šilumos energijos sutaupimą pastatuose apšiltintuose polistireniniu putplasčiu. Man teko tirti su savo magistrantu ir doktorantu pastatus apšiltintus polistireniniu putplasčiu ir iš natūros, ir skaičiavimais. Analizė rodo, kad sienos, pavyzdžiui, apšiltintus polistireniniu putplasčiu atsiperka po 5, 6, 8 metų. Tai manau, kad tai yra tikrai gerai. Papildomai modernizuoti šitie namai, jie tampa gražesni. Ne tik tai, kad mes sutaupom šilumos energiją, pagerinam gyvenimo sąlygas, tą komfortą gyvenamose patalpose, bet mes tos namus padarome gražesnius. Mes padarėme ne tik tai namą gražesnį, bet mes padarėme, ir aplinką gražesnę. Mes padarėme visą Lietuvą gražesnį ir mes tampam meilesni. Tyrimai rodo, suprantat, kad netgi vaikai mokyklose iš modernizuotų gražesnių namų geriau mokosi, su jais geriau vaikai bendrauja.
suprantat, į gražesnį namą ir vaikams net maloniau eiti, ne tik tai suaugusiams. Ir jeigu užsieniečiai atvažiuos pas mus į gražesnį miestą, jų daugiau važiuos, mes maloniau bendrausim. Todėl, kad neabejotinai kviečiu šiltintis, modernizuotis ir gražintis ir ieškoti tuose veiksmuose gėrio, bet ne blogio. Tas, kas ieško, tas suranda. Kas ieško gėrio, tas suranda gėrį, kas ieško blogį, tas suranda blogio. Aš kviečiu visus ieškoti tik tai gėrio. Na va, kokia šilta ir spalvinga laida šiandien buvo, ne? Pristačiau jums antruosius namus, apie pirmus dažnas jūsų tikiu svajoja, bet, na, žmonės, kurie gali sau leisti, daug keliauja ir nori apsistoti kažkaip jaukiau nei viešbutyje. Variantas, ar ne? Apžiūrėjot, kaip galima įrengti antrąjį būstą. Po savaitės rodysiu dar kažką. Nežinau, ar tai bus namas ar būstas, leiskit man pagalvoti, tam turiu 7 dienas. Iki.